Šioje vaizdo pamokoje sužinosite, kaip tinkamai pasirinkti finansinės paslaugas. Šio įgūdžio dėka jūs gebėsite: 1. Suprasti, kokią naudą, rizikas ir išlaidas turi įvairios skaitmeninės finansinės paslaugos, tokios kaip internetinė bankininkystė, mobilieji mokėjimai, skaitmeninės piniginės bei kiti finansinių technologijų sprendimai. 2. Kritiškai įvertinti ir pasirinkti tinkamas skaitmeninės finansinės paslaugas pagal asmeninius poreikius, saugumo aspektus ir galimybes. 3. Pasirinkti tinkamiausius skaitmeninius finansinius įrankius ir paslaugas savo asmeninių finansų valdymui. 4. Pasirinkti skaitmeninės finansinės paslaugas, kurios jums tinkamos pagal jūsų socialinę bei ekonominę situaciją. 5. Suprasti, kaip skaitmeninės paslaugos gali pagerinti jūsų finansinę įtrauktį. Šią vaizdo pamoką pradėsime paaiškinimu, kas yra skaitmeninės finansinės paslaugos ir kam jos naudojamos. Pirmas žingsnis. Sužinokite, kokių skaitmeninių finansinių paslaugų yra ir kokiomis galite naudotis. Supraskite skirtingus skaitmeninių finansinių paslaugų tipus. Skaitmeninės finansinės paslaugos – tai įrankiai padedantys valdyti, pervesti ir taupyti pinigus naudojantis telefonu, kompiuteriu ar kitais įrenginiais. Kai žinosite, kokių paslaugų yra, galėsite pasirinkti tinkamiausią savo poreikiams ir gyvenimo būdui. Mobilioji bankininkystė leidžia neišeinant iš namų pasitikrinti sąskaitos likutį, pervesti pinigus ir apmokėti sąskaitas. Daugelis bankų siūlo patogias ir lengvai suprantamas mobiliasias programėlės, kurios tinka net pradedantiesiems. Šiose programėlėse dažnai yra naudojimo instrukcijos ir palaikymo funkcijos. Tačiau kai kurie bankai gali taikyti nedidelius mokesčius. Naudokite apsaugas, PIN kodą, slaptažodį, piršto atspaudą arba veido atpažinimą, telefono atrakinimą, kad išvengtumėte sukčiavimo ar neteisėto naudojimo. Skaitmeninės piniginės, tokios kaip Apple Pay ar Google Pay, tai programėlės, kuriuose galite laikyti pinigus ir atsiskaityti parduotuvėse ar internetu. Taip pat per skaitmeninės piniginės galite gauti pinigų pavedimus iš draugų, šeimos narių ar darbdavių. Jomis naudotis labai patogu, ypač jei nenorite nešiotis grynųjų. Tačiau jei prarasite prieigą prie paskyros ar pamiršite PIN kodą, gali užtrukti, kol atgausite savo lėšas. Kai kurios skaitmeninės piniginės taiko mokesčius, kai pervedate pinigus į banko sąskaitą ar išgryninate pinigus. Internetinės mokėjimo platformos, tokios kaip PayPal ar Klarna, leidžia greitai pervesti ir gauti pinigus internetu. Šie įrankiai naudingi apmokant sąskaitas, apsiperkant internetu ar siunčiant pinigus artimiesiems. Dauguma jų yra nemokami. Tačiau visuomet įsitikinkite, kad naudojate saugią ir oficialią svetainę, kad išvengtumėte sukčiavimo. Žinodami, ką kiekvienas įrankis gali pasiūlyti, galėsite priimti saugius ir naudingus sprendimus, tinkamus jūsų poreikiams. Antras žingsnis – kritiškai įvertinkite ir pasirinkite tinkamas skaitmeninės finansinės paslaugas pagal savo poreikius. Yra daug skaitmeninių finansinių paslaugų, tačiau ne visos tinka kiekvienam. Apsvarstykite ir nuspręskite, ką jūs norite daryti – taupyti pinigus, apmokėti sąskaitas, gauti mokėjimus ar pasiimti nedidelę paskolą. Jūsų finansinis tikslas padės nuspręsti, kokia programėlė ar paslauga jums bus naudingiausia. Pavyzdžiui, taupimo programėlė padeda kaupti lėšas, o skaitmeninė piniginė pagreitina mokėjimus. Patikrinkite, ar paslauga patogi naudoti ir ar ji veikia jūsų įrenginyje. Rinkitės įrankius, kuriuose galima pasirinkti kalbą, naudoti balso instrukcijas ir gauti pagalbą, kaip naudotis pasirinktomis funkcijomis. Palyginkite paslaugų kainas. Kai kurios programėlės yra nemokamos, tačiau kitos gali taikyti mokesčius už operacijas, pervedimus ar pinigų išgryninimą. Taip pat įsitikinkite, kad programėlė ar platforma turi patikimą saugumo funkcijas, tokias kaip slaptažodžiai, PIN kodai ir dvigubas tapatybės patvirtinimas. Naudokitės tik patikimomis paslaugomis ir patikrinkite, ar jos yra prižiūrimos oficialių institucijų. Tai užtikrins jūsų saugumą. Taip išvengsite sukčiavimo ir asmens tapatybės vagystės. Trečias žingsnis – pasirinkite jums tinkamiausius skaitmeninius finansinius įrankius.
Kai aiškiai žinosite savo poreikius ir būsite įsigilinę į skirtingų įrankių galimybės, galėsite pasirinkti jums labiausiai tinkančius finansų valdymo įrankius. Kiekvienas įrankis yra sukurtas skirtingoms funkcijoms atlikti, todėl pradėkite nuo tokių, kurie atitinka jūsų finansinius tikslus. Pavyzdžiui, jei turite paskolą, naudokitės programėlėmis, kurios primena apie mokėjimus ir leidžia nustatyti automatinius mokėjimus. Venkite įrankių, kuriuose gausu reklamų, kurie yra sunkiai suprantami ar reikalauja pernelyg daug asmeninės informacijos. Iš pradžių pasirinkite vieną ar du įrankius ir pabandykite juos naudoti atliekant paprastus veiksmus, pavyzdžiui, pasitikrinti sąskaitos likutį ar pervesti nedidelę sumą. Tik po to pradėkite naudoti juos sudėtingesniems veiksmams. Rinkitės tokį įrankį, kuris yra saugus, atitinka jūsų finansinius poreikius ir juo nesudėtinga naudotis. Geras įrankis turėtų prisitaikyti prie jūsų, o ne jūs prie jo. 4. žingsnis. Išsirinkite skaitmeninės finansinės paslaugas, labiausiai atitinkančias jūsų poreikius. Kiekvieno žmogaus finansinė situacija yra skirtinga. Svarbu rasti skaitmeninius įrankius, kurie atitiktų jūsų pajamas, poreikius ir turimus išteklius. Pirmiausia, venkite įrankių, kurie taiko didelius mokesčius už operacijas, grynųjų pinigų išėmimą, mėnesinį naudojimą ar reikalauja prenumeratos. Ieškokite paslaugų ir įrankių, kurie veikia jūsų išmaniajame telefone ir naudoja mažai mobiliųjų duomenų. Patikrinkite, ar paslauga teikiama jūsų pageidaujama kalba ir ar ją lengva suprasti. Jei naudojatės interneto naršymo pagalbos priemonėmis, pavyzdžiui, ekrano skaitytuvu, įsitikinkite, kad įrankis yra pritaikytas šioms priemonėms. Ir svarbiausia, jei paslauga atrodo sudėtinga ar brangi, greičiausiai ji jums netinka. Jums reikia paslaugų, kurios padeda siekti tikslų, o ne dar labiau apsunkina situaciją. 5. žingsnis. Supraskite, kaip skaitmeninės paslaugos gali pagerinti jūsų finansinės galimybės. Skaitmeninės finansinės paslaugos užtikrina, kad tradicinės banko paslaugos būtų prieinamos visiems. Vien turėdami mobilųjį telefoną be jokių papildomų sąlygų galite patogiai taupyti, mokėti sąskaitas ir gauti pinigų, nesvarbu, kur gyvenate. Skaitmeninės paslaugos padeda formuoti gerus finansinius įpročius ir žingsnis po žingsnio siekti savo tikslų. Jos taip pat palengvina galimybę gauti valstybės paramą, siųsti pinigus šeimai arba plėtoti nedidelį verslą. Trumpai tariant, skaitmeniniai įrankiai suteikia žmonėms daugiau galimybių valdyti savo finansus ir jaustis labiau įtrauktais į ekonomiką. Geriau susipažinę su skaitmeniniais įrankiais ir pasirinkę tinkamiausius, galėsite drąsiau spręsti finansinius klausimus ir užsitikrinti saugesnę ateitį. Saugaus ir išmanaus finansų valdymo.